Šiandieną randamės pas, aš galiu tiesiai pasakyti, kadangi ir asmeniškai gerai pažįstu šaunų ūkininką Saulių Daniulį ir jį kalbinam. Jau nuiminėjat derlių. Kaip sekasi, Sauliu? Taip ir sekasi, supranti, gaunasi, kad šiemet vagiam derlių iš laukus, kai ūkininkai sakom, kad lyja diena dienon. Čia kai pataikai biški, drėgmė jau nelabai ką žiūri, jeigu bent vėjelis biški praputė, tai važiuoji, nebežiūri diena, naktis. Tai... Žiūrovas, kad suprastų, tą jūs vagėt, ta prasme, iš gamtos jūs vagėt. Iš gamtos vagiam, taip, nėra pasirinkimo ten, kai būdavo sausesnis, tai šią saulėtą diena, ten 2-3 valandą dienos išvažiuot, gal pažiūrėti. Dabar, jeigu gaunam 6-7 vakaro ar tą pačią 8, pasižiūrėjai, biški vėjas praputė, puolė į laukus 12-1, kol rasa nekrenta, ir 2 nakties, kol lietų, sakysim, daugiau, nes gaunam į dieną po 2-3 kartus lietaus, taip kad gelbėti jau bent reikia ką, nes ir kokybė krenta, ir visi galvoja. Gerai, dabar kiek kombainų pas jūsų pastoviai visą, kaip sakyti, tų vagių? Vagių 2 galingi kombainai pas mūsų ūkį. 2 galingi kombainai ir, sakysim, jeigu normaliai juda, tai iki 500 tonų galim per dieną. Normaliai apkrova jiem jau... Maksimaliai apkrova, maksimaliai nestojam, sakysim... Ten 3 ar ką tai pirkti vis tiek, Ne, viskas skaičiuoja. Nebūtų tiek jau našumą. Būtų našumas, faktas atlikiai su 5 ar 10, kai toks oras, bet finansiškai viskas. Finansiškai tas neapsimoka. Viskas finansiškai. Ūkį šiai dienai, tai turim 2 kombainus, 2 galingus ir... Saulius kiek dabar valdo jūsų šeiminis ūkis? Šeiminis, jo, tiek brolis, tėvukas, mes bendrai per šeimą 1700 hektarų. Tai dabar kaip pasidalinat pareigom? Tėvukas turbūt... Tėvukas jau amžius arba senatvėje važiuoja, apžiūri, kaip ir toks, kaip pasakysim, daugiau gal patariamasis balsas. Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininkas, Saulius esi. Aš čia gal kaip ir pirmininkas. Valdybos jau pirmininkas. Vadovauto daugiau ką, brolis, sūnėnai, brolio šeima, vienas sūnėnas čia pilnumoj kombainė, kitas sandėly, taip kad šeimoje bendrai visi pasidalinę ir dirbam, stengiamės, samdom dar kelis darbuotojus. Ir apie tos samdomus. Dabar kalbėkime atvirai. Technika be galo brangi. Žmonių, kaip pasakyti, visi ieško darbo, bet nėra kam duoti to darbo. Taip, sunku su žmonėm, nors turiu ir pastovių žmonių, turiu žmonės, kur po 12 metų dirba ūkį, turiu jaunimą praktiškai išmokinėjant ant naujos technikos, investuoja jos, padirba metus kitus, pakelia sparnus į užsienį, randa faktas tenai kur kas brangiau, mes sakysim su mūsų pajamom žemės ūkį negali tokių atlyginimų mokėti kaip užsieniečiai, nes ten ir parama jiem visai kita, ir išmokos tiesioginės, sakysim, ten jie turi privalumą. O šiaip ir kalbėkim, jūs paruošėt pilnai, jisai technika, taigi ta pati. Ta pati technika, darbo sąlygos, ir darbštus Vokietija ar kur. Jo, ir darbštus žmonės, viskas. O kita vertus, tai galiu pasakyti, kad tiek imant Ukmergę, imant Veprius, buvo žemės ūkio mokyklos šiai dienai, kas turim finansininkus, statybininkus, pardavėjus, pavadino dar ten vadybininkų. Jo, vadybininkai, beleko, bet sakysim to profiliaus traktoristo, ar dar kad galėtų ateiti žemės ūkį, nežinau, paimi dar ką žmogų, įsilaikė ten tas traktoristo teisės turi, bet pasiruošimas nulinis. Absoliučiai, tai pradedi nuo A iki Z, tarkoji, išmokini žmogų lieka, kažkur kiti eina iš vienos į kitą vietą būna. Taip, bet daug maž susidėlioja tokį, žinai, kontingentą, gal kaip laikai tvarka, daugiau, žinai, priežiūra tokia, gal ir tie žmonės atsirenka, sakysim, mes daugiau stengiamės technologijas našumą tą išgauti. Su tais pačiais žemės dirbimais ar kulimais, kad kuo mažiau tautos būtų, kuo mažiau darbo rankų, kuo mažiau žmonių, tuo mažiau problemų.
Jo, matėm. Ir kada patys dirbam tiek, kad jeigu būtų viskas samdoma, tai visai problematiška, gal sunkiai kas ir gaunama, bet kada ir patys kombainai, aš pats skulu, sunieną su kombainais transportas vežioja, sandėlį vėl prisižiūrim, sakysim, irgi patys tose pačios prie sėjos dalyvaujam ir turim tikrai šaunių turim ir traktoristų. Bet, sakoma, kaime, nėra. Gali gaivinti kas ką nori. Ta kaima kaip nori, čia turbūt turi karta pasikeisti ir turbūt žmonių psichologija. Įsivažiavo ta viena tauta, dabar auganti karta, ta mato, kas kaime tą tuštybę visą. Iš darbo biržos, kas ateina, kiaura, ten nėra, ten žmonių darbo pas bet kurį ūkininką, pas bet kurį miškininką, bet kurį bendrovę tiek darbuotojų reikia. Pilna darbo birža, po 12-15 metų mokam kompensacijas ir nėra ten kam dirbti. Ten nenori žmonės dirbti, nenori darbo. Ir matėsi, mes Mikališkių tą dvarelį dabar pravažiavom, tu net gaila, kad tuščia. Tuščia, kai zombiai, kai kaime likę tie patys zombiai ir dabar rėkiam politikai pas mus didžiąją ranką visi rėkia, kad atgaivinkim kaimą, skirkim pirmus 30 hektarų didesnės išmokas. Visiška nesąmonė. Tam kaime ne tame esmė, negali duoti už tai, kad jis nusipjovė žolę. Žemės ūkio paskirties žemė tai yra įrankis pagaminti produktą. Tai yra taip pat kai stalių skirvis, pjūklas, dar ką, atimk iš jo mėsininko kirvį, peilį duok dantim kandžiot ir sakyk, tai žemės ūkį lygiai tas pats, suprast reikia, kad žemė, naši būtų. Tai žemė negali už ją mokėti už tai, kad nusišienavo, ją privalu prižiūrėti, nes daug kaip pareigoja, pas mus politikai visiška nesąmonė, padarė, neveikia įstatymai, žemės ūkio paskirties įstatymas neveikiantis, mes pridarom, paskui kovojam su sofos ūkininkais, dar ką prisigalvojam savo tokios veiklos, kuri niekam nereikalinga. Elementarus dalykas. Teisė įveist ganyklą suteikia gyvuliai. Neturi gyvulių, ilgiau kai 2 metus negali deklaruoti ganyklų. Tai yra įstatymas žemės ūkio paskirties. Bet mes prisigalvojam 5 metus deklaruoti ganyklas pievas, paskui automatiškai pervestės į natūrinės ganyklas, kurių suart negali. Tai aš nesuprantu, čia yra tokių kliurkų, tokių nesąmonių, bet faktas, kai pas mus ateina iš laivų statybos, iš uosto kas nors ateina į politiką, ateina dar iš kur nors ir pradeda valdyti žemės ūkį. Tai tada ir prasideda anekdotai, kas, jau nuo seno taip yra skaitoma, kas ko labiausiai nesusigaudo, tai būtinai ima vadovauti. Ir turbūt aš kiek atsimenu dar ir anais laikais ir visą laiką būdavo, jau kai nieka nesusigaudo, tai puola žemės ūkį reorganizuoti, tvarkyti ir taip toliau. Tai pas mus Lietuvoje galima tai ir pasakyti, kad mes nežinom, mes gyvenam 4 metų cikle, o žemės ūkį tai yra vis tiek 20, 15, reikia žinot kryptį, į kurią eini. Dabar atėjo viena ministra, įsirinkom, ranką pakėlė, varysim į gyvulius. Pridarėm dabar tiem gyvuliam projektų viskas, batai, su mėsa, batai, su pienu, viskas, žmonės kilpa susinėrė. Prisėmė europinių pinigų, jie eina į bankrotą. Dar pusmetis taip, pasibaigs, jie įsiparduos tos gyvulius, tik pasibaigus tam projektui. Viskas, čia nieko nebus, pas mus kryptis nėra. Įsirinksim naują ministrą, gal kokį gėlininką, pulsim visą Lietuvą gėlės auginti, ar turėjom vieną, kur, supranti, buvom, serbentai jodėjai išgelbės Lietuvą, paskui svarainius turėjom, paskui turėjom dar įdomiai tos auginom apinių salų. Irgi buvo, čia mes tokių visko Lietuvoje, mes čia su dideliais šūkiais ir vėl puolam visi. Bet praėjo tie 4 metai, taip pat nuo Seimo, nuo vienų rinkimų iki kitų. Ir vėl viskas. Ir vėl viskas per naujo. Dabar su Europa biški ko negausi, to Europa to neleidžia, Europa to. Pas mus artistai yra. Viską mes patys darom. Pas mus turim ministeriją, turim dar ką, kuri, graudų, kitą kartą graudų, be jokių politikų, viskas daroma senom pažintim, be jokių skaičiavimų, drąsiai galiu pasakyti, kad Agrarinis ekonomikos institutas labai tankiai gauna užsakymus iš Žemės ūkio ministerijos ir tuos skaičius, kuriuos reikia žmonėms suskaičiuoti. Tai daug kas gaunasi, kad mes datimpinėjam, darom su statistika, beleka, nes dabar šiai dienai imant iš visų deklaruotų ūkininkų, ką mes turim Lietuvoje, tai 110 000 pareiškėjų, kurie deklaruoja tik tai pievas ir ganyklas.
kur neturi jokio gyvulio, kada jie šienauja, bet jie skaitosi ūkininkai. Ir paskui gaunam, kad pas mus žemės ūkį labai daug dirbančiųjų ir tas įsidalina ant tų ūkininkų. Paskui, kai pradeda dėlioti išmokas, tie, sakysim, smulkieji rėkiantys, kur ten nuskriausti kaimo pensininkai, kurie ten atstovauja tos smulkiosius ūkininkus dar ką. Rėkia, kad juos ten skaudžia, tie didieji pasiema, nes didieji. Faktas tas, kad iš tų 150 deklaruojančių 150 tūkstančių, dirbančių apie 20-30 tūkstančių ūkių, tai tam ir gaunam iškreiptas statistikas, iškreiptas tas viską mes, kai sakysim, tokiam dumblinam vandenį, maknojam, į nieko nesusitvarkom. Tai, dabar labai populiaris ir buvo toks posakis, kad tai iš 300 ministerijoje dirbančių klerkų, ar 20 ar 30 tik tai turi žemės ūkio, sakykime, akademijos diplomą. Tai gal tiek toks tarpas ir yra, bet man atrodo dabar paskudoma, ar ne 6 ar 700, ten yra darbuotojų agronomai. Jo, ten tų visokių departamentų. Jo, o agronomai tai 2 ar 3 tik tai buvo. Tai va kas ir yra su to, kad mes ten specialistų neturim. Ir paprasčiausiai žemės ūkį, jeigu įmant vokiečių ar anglų praktiką, tai turi mokslus baigti, turi žinoti, kur eini. Lietuvoje jau, kai sakai, kur niekur nebetinki, gali niekos nesigaus, bet ūkininkų tu bet kada gali tapti ir ką nori su ta žemė daryti, ir kaip nori. Ir tu ką nesugalvosi, tai kai sakau, mesgi pas dantistus einamgi vis tiek, neini pas kaimyną, kuris gręžtą turi, sutaisyk man dantį, ar pas santechniką sutaisyk man elektrą namuose išvedžiok ar dar ką, bent mažiausiai specialistus. Bet žemės ūkį mes duodam žmonėm gyvulius nusipirkti tam, kad papuolė, ateina į ekologiją, paklausė 3 dieną, kokias 3 ten, turbūt 6 valandų kursus jisai gauna. Ateina į ūkį žmogus be jokio pasiruošimo, be nieko, jis atėjo, nusipirko žemės, viskas, aš dabar jau ūkininkas, jau dabar gausios. Tai ir gaunam, kad, o dar tam ūkininkui mes prirašom taisyklių, irgi tokiam pat lygmenį, kur baigus kas nors, kokią veterinariją, tai jie turėtų rašyti, kas liečia gyvulininkus. Bet ne augalininkus, supranti, o pas mus gaun, tai gerai, kad dar baigė, bet ten bendrą kursą išklausė, bet daugelį dalykų būna, kad baigė, vadybą kokią, arba technologiją, supranti, maisto pramonės, geriausiu atveju, o gaunasi, kad tada pradeda dėlioti apie technologijas žemės ūkį. Tai tada taip ir vyksta pas mus viskas, kad tokias taisyklės padaro, kurios sunkiai suvokiamas. Dar tada minutę pertrauksiu. Ir kaip byra šiais metais? Byra ko kaip sakoma, ko nesudegino saulė, tai dabar supūdis lietus. Byra šiaip neblogai ir kokybė dar ganėtinai palyginus, kaip Dievas duoda dar, žinai, ir baltymas aukštas, bet jau kritimas, jau kitur, kur išlytos ankstyvesnės veislės, jeigu ilgiau užsibuvę, jau eina daug maž į pašarą su aukštu baltymu. Tai kaip Vasinauskas kažkada tai sakė, ant miestą bruką nepadarysi žemės ūkio. Ne, žemės ūkis turi būti tiesioginis, ilgas, sakysim, nuoseklus darbas, nes tai susideda dirvožėmis, supranti, tai yra, turi dėliot, gyvulius išpardavė karvės, tok 10-15 metų, kad atstatytum bandą, o su kiauliam gal tenai greičiau, per metus kitus gali. Skaito 3 metus kiauliam, jeigu gyvuliam iki 7-8 metų. Jo, ir tas trumpalaikis, kai dabar pas mus 4 metų laikotarpį norima imti ten dar ką, kad ten gausis kažkas per projektus dar ką, nieko, pelnas tau ilgalaikis gaunasi tos. Ir dabar, kas darosi tie patys mūsų perdirbėjai, jie kertasi šaką, sakysim, turbūt ne taip, kad pasakyt kertasi šaką, bet turbūt dusina tą vištą, kur deda auksinius kiaušinius. Įsiparduos, įsitaškys viską, ūkininkai nebus, atsivešim, sako, to pieno dar ką. Vežkitės jūs, įsiparduos ir čia, įsiparduos ir Latvijai dar ką, ir kaip atstatyt, liks lygiai tas pats metalų krūvos, tos gamyklos niekam nevertos. Dabar ūkininkai, sakysim, bent pas mus aplinkui, tiek Varnas Valentas turėjo tokią gražią bandą įsipardavęs, Rokinas Vilius, didžiausios bandos, viskas važiuoja. Kiek dar pagal projektą turėjo įsipareigojimų,
laikyt gyvulių valentas visai pabaigė, tuščia, supranti, dar aplinkui nebėra tuščia. Nėra ir jau jų atgal žmonių nebepriversi. Mes patys irgi laikėm karves, tai sakiau, dabar mane su kolu išeisiu visai iš žemės ūkio, bet jau gyvulių tikrai nepirksiu. Nes nuo šito, kai sakau, katorgos išėję dar, daugiau atgal nebegrįši. Tai ir gaunasi tas, kad mes trumpinam, skatinam, darom, o patys nežinom nei kur einam, nei dar. Turėtų kryptis būti vis tiek vyriausybinė dar 5-10 metų strategija Lietuvoje ir eit normaliai, o nerašyt, ateina nauja partija, parašė 4 metų strategiją. Dabar partija liktai jau viena ruošiasi ateiti. Ruošiasi tų čia partijų daug, čia jos visos ruošiasi prieš rinkimus, bet kai ateina rinkimai, taip ir baigėsi, supranti, kad čia paskui gaunasi kas, kas. Nu, aš atsimenu, amžinatilsis vienas politikas sakė, jau kaip po rinkimų, jūs sako, tą žadėjot, sako, baikit, jūs sako, kokie jūs naivus, sako, ką mes prižadam prieš rinkimus, tai jūs negalvokit, kad vykdysim po rinkimų. Tai čia ir dabar, tie patys pirmieji 30 hektarų, nežinau, Žemės ūkio rūmai, visi ir ūkininkų sąjunga, ir bendrovė asociacija tiek, visi rėkiam, kad negalima tos pirmus 30 hektarų parama turi būti visai kita, turi būti atskiras fondas ir iš kurio turi būti kompensuojama įranka, tie patys melžimo aparatai ar kažkokia tai technika ūkininkam įsigyti. O dabar mes išdalinam ant pirmų hektarų 100 milijonų. Pravalgom jos, neturim jokios gamybos priemonės, nieko. Tie smulkiai ūkininkai, kurie tikrai dirba kaime, jie neturi pinigų nusipirkti kažkokiai, palengvinti savo darbą ir kad galėtų laisviau plėstis, papildomą darbą turėti. Gavus ten 15 turbūt 20 eurų skirtumą. Tai gauni, tai litais dar kai buvo 50 litų hektarų. 30, tu 1,5 tūkstančio gauni litų. Tai su 1,5 tūkstančio turint maksimaliai 30 hektarų, tu nieko neturi. Šiai dienai kas čia gaunasi, 400-500 eurų nesigauna net. Bet jeigu tu gautum traktoriuką, nusipirkt su 80% parama ar melžimo aparatą, savo 20 įsėjus tokią paramą tau ir bankas dadėtų dar, kad tu tada dėtum įrangą, turėtum kažkokią gamybą, kažką daryti. Ir faktas tie, kurie dabar gauna už tas pievas, viskas, tai čia socialinė pašalpa gaunasi tiem kaime. Turime šiemet dar geresnių naujovių, kad žmonės deklaruoja ir nieko nedaro, tai dvigubai šienavimais deklaruoja pupas, deklaruoja miežius, pasėlius ir nesugaudys nacionalinė visų nesuieškos. Pasižiūrėti aplinkui vastovi bardakai dar ką važiuoja, gaunasi, kad kompas renka tikrint, o kompiuterisgi nemato, natūroje dirbam ir nedirbam. Ne iš tos pusės mes dirbam, mes daug dalykų darom, kur ne tą, ką turim daryti. Esminiai dalykai, viskas vietoj seniūnijoje. Deklarantai yra seniūnijos, mato, kuri vieta. Kur yra tie, kas prastai deklaruoja. Turėtų duoti seniūnijai nacionalinę, ką reiktų patikrinti. Dabar lekia kompiuteris, išmeta didžiosius ūkininkus, stambesnius, viskas. Bus tikrina, kiekvienais metais eina, kas vieni, kas antri, kas 2-3 metai papuola kompas ar dar ką vienur kitur. Eina tie, kas dirba, matai ant ortofo, tai tas kampas, tai gal čia miškelis kažkoks, tai krūmai nedakirsti ar dar kažkur kažkas buvo, šitas vietas problematiškos viskas. Bet tie smulkesni, kur eina. Visai jie nepakliūna. Jo, nacionaliniai sunku, įsivaizduokit, kiek 110 000 pareiškėjų, kiek yra žmonėm apeitos smulkesnius, kokios sąnaudos yra. O kada įmant seniūnijas, įmant dar kągi darbuotojai, visi žino čia. Tas turi karvę, tas neturi karvės, tas turi traktoriuką, tas neturi, tas turi su kuo šienauti. Tas iš viso nieko nedaro, tik tai deklaruoja. Yra miestų žmonės, kur pilnumoje deklaruojasi, ūkininkai kampais spausti, jie dirba, miesto žmonės patys deklaruojasi. Tai čia faktas, čia pagal įstatymą tai nusikaltimas gaunasi. Bet čia niekam nemotais kol kas. Bet ateis, gal mokesčių inspekcija pradės dirbti. Elementarus dalykas, kiek mes rėkiam, kiek Žemės ūkio rūmų, kiek į ministeriją ateina. Paprastas dalykas sutvarkyti ir mokesčių susirinktų viskas. Kiekvienas ūkininkas turi registrų centre, žemės, tam ŽUKVC, kaip jis įdomus tas pavadinimas, Žemės ūkio valdų, ten tas Podžiuko centras vadinamas, ne? Tenai gaunasi, kad tu registruoti visą, pas tai technika Žemės ūkio skyriuje suregistruota. Deklaruojant vieną lapą, pridėjai mes dabar deklaruojant, kiek trąšų sunaudojam, dedam, žemės pasikeitimai kokie buvo, dar ką. Automatiškai turima technika valdoma.
traktoriai, kombainai, dar ką, sudėjai iksiukus, neturi traktorio, šienauji pievą, kas nušienavo? Kaimynas sutartį atnešė, kaip su kaimynu atsiskaitėjai, supranti, dar ką, viskas. Nuo to yra mokesčiai, dabar visi, sakysim, mes ūkininkai deklaruojam ir pajamas, ir mokesčius mokam, ir kas gaunasi, visos buhalterijos, viskas. Prasideda kalbas ministerijoje, kad, tai čia buhalterija, čia apskaita, čia... Aiškiai parašyta, norint gauti tiesioginės išmokas, ten turi vesti buhalterinę apskaitą. Tai tą sąskaitėlę gauti tai yra paprasta. Su kaimynu geri santykiai, padarai, panaudau sutartį, traktorių paėmė ir dar. Bet daugelį dalykų sutvarkytų, tas bardakas, tas nušienavimas, tu neturi su ko. Buvo čia tokių kalbų, net Seime ten, su dalgiais. Tai gerai, Seimūnas, jeigu su dalgiu pjauna, turi žemės, normaliai Seime turi dirbti 8 valandas, jeigu su dalgiu dar mosikuoja, 100 hektarų su dalgiu nusipjauna, samdys kažką, vėl darbo santykiais. Tai buvo, jeigu pats turi laiko, tai kodėlgi ne, tegul žmogus tada atneša, padaro kažką, įrodinėja, kad dalgis, kur bent dalgio kotą išveista atneš dar. Arba bent prie Seimo pievutę nušienauk, bent ar matysim, ar mokė su dalgiu dirbti ar ne. Jo, bet suprantat, yra toks dalykas, kada rinkėjų 110 000 iki 30 hektarų ir tik keli tūkstančiai tie, kurie tiesiogiai produktą sukuria. Tai ateinant balsavimui, tai visą 110, o čia pinigai kaip ir ne mano, gaunasi europiniai, ne ką, kad investuočia į ūkį ir liks dar ką, bet čiagi ne mano, Europa davė, Europa. Mes dabar nesuvokiam, kad mums duoda, tai čia mūsų visų tie pinigai. Kaip mes juos investuosim, taip ir turėsim pasiekmes dividendus, bet jeigu mes ištaškysim, nes nieko neturėsim, paskui kai nebeduos. Mes savo reportažuose, net ir mūsų Ukmergės rajoną, ir akcentuojam tą, visi, čia europiniai pinigai, bet tai čia yra jau mūsų pinigai. Ir kai žiūrim, kaip jie investuojame, ar į tiltus, ar į kelius, gatves ir taip toliau, tai siaubas, tas pats ir čia žemės ūkį. Daug ką mes čia turime superinį dalyką. Man, sakysim, kas liečia Ukmergę, mes turim mokyklas, kurias maitinam lenkiškais produktais. Nors turim vietoj stragių ūkį, daržovės augina, galėtų pilnumoje aprūpinti. Turim kuliešių Jozuką, pieno perdirbimo cechas stovi, negali prasibelsti mokyklas. Viskas vietoj. Genutės Sakalauskienės, sultis, uogienės, viskas. Mokyklom, čia aprūpinti. Galų gale, mes gerą skonį turim, Kulikauskai mėsą augina, dar ką, vietoj viską turim. Tai čia užtenkagi mūsų Rolando įsakymą būtų premjero, sakaugi. Meriuko. Merasgi susikvietė mokyklas, užpirkimus jie daro, viskas. Grūdų, malūną, duona vietoj Ukmergės, viskas pasidarėjai, negali viešųjų, gali padaryti. Reikėjo 20 km atstumą padaryk vežimas. Viskas. Visas aplinkui užjudės aplinkui. Pasidarys to ūkininkai valcius miltus, padaryt makaronų cechelį, jeigu čia bus paklausa poreikia. Bet nieko šito nereikia. Paprasčiau, kai atvažiavo Saniteksas ar Kretingos maistas, tie pagrindiniai tiekėjai, su jais lengviau tartis, jie suveža, ten dirbti nereikia. Ten žmonės padaro, sudirba, suveža viską. Bet tu nedarai savo kaimą šičia, o jeigu mes to atsisakom, kas čia lieka, čia sodybų tuštėjimo, tuščios vietos aplinkui, tik tai sodybėtės likę, daugiau nieko nėra. Paseno, dar miesto žmonės, supranti, dar vaikys kažkas sentimentų turi, dar atvažiuoja pirmus 3-5 metus žolę apsipjaut, pabūt čia kaime kažkur, daugiau viskas, Jeigu jūs išvažiavę tas sodybas išpjausti, išdarko, sugriuvo, sodas liko geriausiu atveju, viskas. Tuščiai, kuo toliau čia nesusigražinsi. Nesimant, laukai didėja, gyvulių nieko nebėra, čia ateitis, tai sakysim, sunkiai prognozuojama kažkur. Jeigu nedarysim, tai jokių pakeitimų, jeigu nebus, atsižvelg daug ką. Kalbam apie bendruomenės, daug dar ką, bet bendruomenės vėl pinigų turi eiti tęstinumas. Iš tų bendruomenių kaimo dar ką turi ne tik gauti pinigus atsinaujinimui, bet ir toliau veiklos. Dabar daug pridarėm, visur gražus kaimeliai, miestelė atrenovavo mokyklas. Ir uždarė, nes geltoni autobusiukai miestą veža dar. Tai tos
Pirmoje eilėje didžiausia klaida yra mūsų ištraukti vaikus iš kaimo suvežti į miestą. Viskas. Tom vietoj nebeturim čia atžalų. Padaryk kaime mokytojas, padaryk tos etatus, galima per kitą, net toj vietoj taupoma. Mokinsim vaikus, atsiras viskas. Kraunasi vaikai į miestą, vežiojamas tėvai paskui. Nu, dėl vaikų man tai aš irgi lygiai tokios pat nuomonės, kadangi kaimo vaikas, Leonpoly išaugęs, Dovydiškius lankiau, bet man priekaištauja, sako, matai, kaime mokymo lygis yra žemesnis. Sakau, palaukit, mes Dovydiškių pradinę mokyklėlę baigiam, visi 99% vaikų išėjom aukštosius mokslus. Tai tas kaimo lygis kaimo lygi, kada mokytojas sėdi su 10 vaikų 12 Taip. Ir kada mokytojo mieste sėdi su 30-35 vaikais, visa pagarba, Ukmergės miestų, pas mane 3 dukros. Tai mokymas yra, mano valia būtų, paleisčiau tas mokyklas. Nes esmė tame, kad, vienetai yra, vienetai mokytojų tie, kurie mokina, stengiasi. Kita esmė, prabėgt kursą, ir paskui aš dirbsiu korepetitorių, gal ateis vakare pas mane už papildomą mokestį dar, kad aš jos mokinsiu, ruošiu egzaminam. Ne tai esmė, skaidyt mokyklą. 10-12 vaikų, nori paruošti, intensyviai dirbti. Mums norint kažką pakeisti Lietuvoje, reikia keisti nuo dabartinių darželinokų. Kad tie naujai augtų pagal naują švietimo sistemą, naujai pratint mokint tą kartą, nes jau mūsų karta, jau, manau, prarasta, jau jos nebeišgydys niekas, kom gyvenom, tą turim. Tų dabartinių 20-mečių, tai kaimo vietovė yra turbūt blogiausia karta, nes jie matė, kaip tėvai nėjo ir darbo biržose sėdi, iš pašalpų gyvena. Tai tie vaikai, jų ir dirbti nebepriversi, jie nieko neturi ir jokio noro, jokio požiūrio, bet į ateitį žiūrint, tai kelt, skatint, žiūrėt tuos, peraugs dar 20-30 metų, dar tada gal kažką padarysim, o taip tai čia tuščiai. Mes tik švaistom pinigus, mes lakstom ne esmę padaryti, o sakysim, kai skylės užkaišėt, kai kiaurą kamerą ar padangą neužklijuot padaryti, bet mes jau čia užlipdėm, tenai užlipdėm, kad esmę visą pakeis, naujai perdaryti kažką, nieko nepadarom. O kišam į tą kiaurą maišą, kišam didžiausias lėšas ir tos lėšos, jos turi dirbti, uždirbti. O kada jos nedirba nieko, tada mes nieko ir neturėsim čia. Čia esmė tokia. Kombainas kelia, ne. Pila? Pradėjo, išpylė. Jo, išpylė. Galvoju, pradėjo krapnuoti jau. Ne, dar tu. Toks skrapnavimą, tai čia dar nelietų, čia toks stabiliai, dar ką gaunam, tik tai biški, kad... Tai ką, mes šiandien, Sauliu, tikrai šaunus pokalbis, man atrodo, kaip sakyti, gal ir minoriniam gandom, bet reikalingas. Gal, kitaip teisingai sakei, šaukt, rėkt, čia visom gvoltom reikia, nes, nebežinau, kaip... Čia ne tiek, kad šaukt rėkt, reikia kaimo žmonėm, dabar visi labai, kaip pasakyti, susvetimėję. Ūkininkai, atrodo, nėra dar, kol sukvieti ūkininkus į vieną ratą, kol tu juos išjudini bendram reikalui, bendrai veiklai, vystyt, kažką daryti, labai bet paskui, kai sujuda, kažkas susikabina, kažkas darosi, dirba su informacija, su mokymais dar ką, nes tiek ir žinių pačių trūkumas didelis. Bet pas mus daromas tas tokie valdiški mokymai, valdiški dar ką, bėdos labai didelės yra tame, ne tame pas mus per paskutinius kelis metus, turbūt per konservatorių, dar ką pašoko gerai, Kazimieras, kai buvo, supranti, ministrų, ten pajudėjo, tie įsisavinimas europinių pinigų, ėjo tas viskas, ta banga technikai, bet po šitą bangą labai daug prasistumė tokių dalykų, kaip mokymai žemdirbiam, dar ką po tą irgi yra projektai. Ten daugiau matosi tokie dalykai, kaip įsisavint lėšas europinės. Ne kad liktų galinis rezultatas, žinios ir tobulėjimas. Mokslui neskirima niekas, bet tos lėšos nenukreipiamos tikslingai. Būtų dabar mokslininkai merdėjantis, tos visos stotis, kur turėjom dar ką sovietų laikais, išėjus iš po sovietų, judėjo instituto tyrimo bazės, mes nieko neturim, merdėjančiai. Sojos galiu drąsiai sakyti, kad Smetonos laikais mes turėjom 4 veislės sojos, Lietuvoje auginamas. Dabar GMO perkamės tik tai taip, pabandėm sukt soją ekologijoje, augint dar ką.
pasiskaičiavo, kad 1000 kitą gal per brangų sumokėti, išmokos padidinti 4 metų darbą, nuėmė išmokas, finansiškai neapsimoka, neaugins niekas, netobulės su veislėm, bet išmokas nuėmė, ūkininkai metė auginti, tada užsakė mokslininkam tyrimą, kaip augint sojas. Gaunasi pas mus kitą kartą galvoji, jėtų žmogu, kas taip daro, nori kažką daryti, turi investuoti, turi į priekį daryti, stengtis, judėti, krypti, matyti, pasidarysiu per pirmus 3-5 metus tą, po 5 metų tą turiu pasiekti, po 10 tą ir eit, nusistatyti kriterijus. Dabar mes nieko to neturim. Mes lozungais pasieksim, išmatuosim, pažiūrėsim, paskatinsim, padarysim. Žmonėm priskedžia, gyvulininkystė išgelbės Lietuvą. Pirkit į fermas, visi statykit. Padarė dabar 10-12 centų pienas. Turiu ūkininkų dar, kad turiu didelių, stambių pažįstamų, kai su ūkininkais daug metų bendraujam. Didelis ūkis apie 500 karvių, 20 000 eurų į minusą. Neturėtų didelio augalininkystės ūkio. Šalia batai būtų, senai būtų per plaktuką išėjęs visas. Tas ūkį visas pompuoja karvės. Negali įsiparduoti, nors taip didelę dalį jau sumažinęs. Investavęs į tvartus, į fermas, priklausęs mūsų artistų, prognozatorių, kurie į priekį čia davė paraminius projektus. Esmė yra tame, kad daugelį dalykų matau aš už to stovintis verslas. Imk žmogau projektą, tu prisiriši, aš tau mokėsiu 2 centus, tu negalėsi pasitraukti. Nes tu jau investavęs, tu pasiėmęs europinius pinigus, o po 5 metų 7 valdžia pasikeis gal dar ką. Ir įpratę taip, o kaimas dabar atkunta, jauni pramoksta atkunta, žinai, atkenčia tos metus ir su tą dieną karvės lauk ir viskas. Ir galų gale bus, sakau, tie visi pienininkai mūsų. Bus gilus prisiminimas. Bus kai Landsbergis Mažeikių naftą už eurą pardavė be naftos mūsų Mažeikių gamyklą, metalo laužo krūvą. Tai be pieno. Tik tai gaila, kad Lietuvos ūkininkai ir pieno augintojai biški žioplavoti gerokai. Būtų daugiau vieningi, sutartų pieno neveš, netiekti įmonėje 2-3 mėnesius pieno. Tegul atsiveža. Vieną kitą, geriau ant kelio, kai sako, klupėt visą gyvenimą, geriau 2 mėnesius. Neduot, išgyvensi, iš kažko išgyvensi, paskolos, bet nedavė išpylį. Negautų, biški kitaip kalbėtų, o dabar gaunasi, kad vieni eina į gatves. Markauskas, sakysim, Ramonas buvo, teisiami po šiai dienai tampa. Tie organizuoja gatves eit, kiti veža bendrovės, kas kur pakampiais veža tą pieną, gavo 2 centais daugiau. Nėra tos vienybės. Nes dabar su pienu kas? Kada susivienės, kada ūkininkai pradės valdyti žaliavą, kada turės, tada gamyklom nekažin kas bus. Mes, Sauliau, galbūt šiandieną pokalbį ant tų žodžių ir užbaigsim. Pagal Lietuvos himną vienybė te žydi. Jo. Kol ūkininkai sakysim, kada bus vieningi, bet tam turi praeiti tarpas laiko, tiek pas vokiečius, pas prancūzus, pas juos jau yra. Kodėl klausi taip darai? Senelis darė, tėvas darė, kodėl dešrą ten pirki? Senelis ten pirko pas kaimyną, nes jis ten skanės darė. Jam nereikia kitos, jisai žino, sudėlioja. O pas mus dar ką tik 25 metai praėję nuo nepriklausomybės, taip kad mes neturim dar gilios tos tradicijos kaime ir varyti varom vėl į tas kooperacijas naujai ūkininkus. Pirmoje eilėje, žinai, kai reikia, kad apsimokėtų, padaryti kooperatyvą, dabar ūkininkai susimės į kooperatyvą, darys viens kitam paslaugą 15%, PVM-as dasijeda dar ką, tai kam? Ne ką, supranti, kai sakau, daryti tada tą reikia, kas finansiškai apsimokėtų. Sutvarkyti reikia, iš valdžios turėtų sutvarkyti viską teisiškai, padaryti, kad patrauklu, paskatinti, kad būtų matytų ūkininkas naudą, o dabar jeigu tu naudos nematai, gali tau trimituoti su nuolaidom, lengvatom kokiom. Jeigu to finansiškai neapsimoka, tai niekas. Ir su tom gyvuliais. Kai sakom, su Valentinu Geniu kalbėjom dar. Gyvuliai gaunasi gerai, kada tu parduodi dešrą karboną, ten yra pridėtinė vertė. Bet jeigu aš parduodu pieną, paprastą, žaliavą parduodu. Jeigu jautį einantį su kailiu, aš parduodu žaliavą. Dabar mūsų ministrai visi buvo rėkiantis, jūs čia grūdų žaliavą išvežat, parduodat į užsienį, gaminkit pridėtinę vertę. Laikykit gyvulius. Tai ką man reikia vieną žaliavą, sukišti kitą žaliavą, kad aš gaučiau, supranti, dar vieną žaliavą. Jo, tai perdirbimai gaunasi, supranti, kad ta antra žaliava pas mane dar neša didesnį minusą negu pirma žaliava.
turiu tą žaliavą, parsidaviau, aš mažiau pririštas. Taip va, gaunasi, kad, turi skaičiuoti. Jeigu tik tai liktų čia pinigų su gyvuliais, su ta mėsytė, dar kur ką ūkininkai visi šiais laikais moka skaičiuoti. Būtų plėtra gautųsi, bet mes nieko neturim. Mes čia neturim perdirbimo. Perdirbimas ne ūkininkų rankose. Ir tada ir gaunasi tokios bangos, kad tu augink, tu vark, o pelną aš pasimsiu. Tai va, tas ir yra pas mus. Tiek su grūdais, tai laimė dar su grūdais, kad atsirado tarpinės grandys, kur pasidarė eksportas, išvežimas, įmonės dar, nes atsimenu, kai tos pačius 97 metus, 96 Kauno grūdai, Jonavos dar ką viskas, čia buvo keli aruodai išvežimo nieko ir kainas, intervenciniai pirkimai buvo, jokingos kainos, čia visiškai su grūdais, tai maudė kaip norėjo, lygiai tas pats, kas dabar su pienu ir su mėsa. Bet kai pasidarė eksportas, išvežimas, tada viskas, ūkininkas jau gali pagal pasaulinės kainas, tada grūdininkai dėl to ir klesiai sako, oi, Lietuvoje augalininkystė. Todėl, kad visi šiai dienai skaičiuot moka jau, žino, kas, iš kur, kaip, nes visa technika, viskas bankai. Ir vėl grįžtant prie to paties, galų gale grūdinės, žymiai greičiau galėjo, gyvulininkystė, kaip ir sakė, bet karvės jaučios išpjovė 7 metai atsigauti, kiaulės, 3-4 metai. Jo. Augalininkystė manevringesnė. Jo, ir dar vienas dalykas, kad supranti, viskasgi turi skaičiuotis, visur bankai, viskas tau sėdi, kad tu čia skoloj ir tu per ilgą laikę tave toj suės. Tai mes su Saulium šiandieną turbūt pokalbį mūsų baigsim, bet su tokiu, kaip sakyt, galbūt abipusių įsipareigojimų. Kad va tą, ką jūs ir sakėt, susirinkim. Tikrai mes eterio laidą, kaip sakyt, laiką turim visas 24 valandas. Galim ir tos pokalbius galbūt ir vesti, ir vieną, ir kitą, ir vėl Sauliu po kiek laiko vėl. Bet reikia mums kažką tai judinti ir daryti. Tuo labiau, kai jūs turit minčių, turit praktikos, jau įdirbį ir, kaip sakyti, atvirai sakant, galit ir tuos ministrus mokyti ir pamokyti, kaip reikia mums išbristi iš tos, aklavietės tiesiog. Svarbu, kad gilyn nelyst, užtenka, dugnas yra jau, reikia eiti priekį. Jo. Tai sekančias laidas ir mūsų bus turbūt su Saulium, kaip jau nuo tų dugno bandyti, kaip čia, krapštytis į viršų išlėtą. Gerai. Ačiū Sauliui labai.